sportinio pabaiga. Kaip žinot, suaugusių varžybos vyksta tarp gatvių jau 3 metai. Vyko, jau baigėsi vakar paskutinį sporto šaka. Vaikų 2 metai baigė biskį anksčiau. Tai ką, kad neužlaikyti jūs, gal pradėsim nuo apdovanojimų. Pradėsim mes nuo vaikų turbūt varžybų. Vyko, kaip ir pernai, 6 sporto šakas, visų neminėsiu. Salė, aišku, ką mes ten turim, mes tą ir sportuojam. Yra 3 komandas pas mus, kaip žinot, yra Dievo 9 įstatymai ir Pauliukos 9 gatvės. Čia mintis tokios juokingos, gal nejuokingos kilo. Ir mes pasidalinom, kad visiems būtų linksma į 3 komandas, kad visi būtų visą laiką prizininkai. Šiemet, aš trauksiu toj dar, kad neapgauti jaunimą, šiemet tarp vaikų 1 vietą paėmė Traugystės, Liepų ir Naujokų rinktinė, ką mes vadinam. Tai prašom jos į sceną. Yra Kalmėras. Kas tai yra Kalmėra visų? Prašom visų į sceną. Arba atstovus. Tada aš paminėsiu, kas sportavo, ir ne visi čia. Nėrius Kunelis, Aivaras Pagrandis, Lukas Mongirdas, Ernesta Mikalauskaitė čia yra, Ringaudas Jakubonis, Karolis Paunkstis, Edvinas Korsakovas, Lukas Levinskas ir Justas Paunkstis. Duosim visus medalius turbūt, bet atstovai nors ateikit, atsim. Ar šeimų nariai, tų, kurių paminėjo vaikų. Sušilau. Čia tik pradžia. Kiti vaikai turbūt atsims medalius. Salė ar kur. Perinam prie suaugusių varžybų. 2 metus paeiliui buvo laimėję Suvalkiečių Pergalės Rožių rinktinė. Bet šiemet vakar paskutiniai sporto šakoj šaškių varžybose pralašė ir netikėtai, sakyčiau, laimėjo Jonavos Pauliukų rinktinė. Tai gal yra atstovai iš tų gatvių ir iš tų sportininkų, kur sportavo. Galiu paminėti, kol nematau norinčių ateiti, atsimti prizą, bet prizas pas mus simbolinis, pereinamas. Pereinamojo taurė, čia išgraviruota buvo tik tai Suvalkiečiai ir Pergalės Rožių nugalėtojai, dabar bus graviruoti ir Pauliuka Jonava. Paminėsiu, ką sportavo, kadangi nieko nematau. Tuoj sekundėlę. Aišku, labiausiai buvo komandos vadovas Aivaras Lesaraitis. Jis pritraukė visą savo šeimą ir vakar net dėdukas žaidė šaškiam, Lesaraitis tėvas Aivaro, kartu su savo anūku. Ir jie laimėjo, sugebėjo laimėti šaškiam prieš pernykščius ir už pernykščius nugalėtojus. Tai o, 3 Lesaraičiai, Aivaras, Tomas ir dėdukas Arūnas Visigirskas sportavo šiemet, Jurgita Mickuvienė
Mickutė, atsiprašau. Ir kas dar? Justas Volbergas sportavo. Ir keli vaikai, kadangi kartais pritrūksta suaugusių, tai mes pasistiprinam, nieks neprieštarauja vaikai. Dabar perinam prie mūsų projekto varžybų, kur vyko tarp Puigalių ir Juškonių. Vakar irgi vyko varžybas, mes pasitarėm su seniūnu, su sportininkais, kad padarysim veteranų krepšinio 3x3 varžybas ir stalo teniso individualius. Tai gal nuo ko pradėsim? Nuo krepšinio pradėsim, kadangi Lietuvoje populiariausias yra krepšinis. Dalyvavo 3 komandos, 3 vietą paėmė Žemė turbūt komanda. Tai prizų čia nenumatyta. 2 vietą paėmė Liepių komanda, atstovai tiksliai yra, mačiau. Gediminas ir ateina. Gediminas ir ateina. Trečio dalyvio nėra, tai atsimsim jūs. Paplokim sportininkam. Pirmą vietą paėmė Barukės komanda. Gal atstovų aš šiandien nemačiau, gal seniūnas paims už jos, vis tiek ten gyvena. Nu ir mes po krepšinio buvo 5 norintieji žaisti stalo tenisą individualiai, tai yra 3 prizai, 5, 4 vietą neapdovanojame, 3 vietą Žeimiškis laimėjo Rokas, Kestas Rokas, 2 vietą Paulikiškis, dabar Žeimiškis, Romas Meilūnas paėmė, atrodo mačiauja, kurie atėjo. Nugalėtojai irgi mačiau, gali ruoštis Barupiškis, Nerijus. Nerijus Badėlas. Visus aplošė 4. Įnirtingai dėl 3 vietos kovoja ten po lygiai taškų. Dėl prizo labai varžėsi, bet ir neatvyko tas, kas 3 vietą paėmė. Mūsų nugalėtojai. Viskas, ačiū už dėmesį.